išmokai vieną štuką. Bėga kiškis per pievutę, neša zuonas į sliekutę ir įkrito į balutę. Vaikučiai, kokia graži eglutė. Graži, graži. Padainuokim. prašom, priimkit mus. Sušalom, sušlapom, sušypsim
ir toliau keliausim. Gerai. Priimsim. Mamytė, jas jau visą savaitę gyvena ir niekur toliau nebekeliauja. Išvarykim jas. Išvarykim. Lapės, snapės, lauk iš vilko namų. Mes niekur neeisim. Lapės, snapės, lauk iš vilko namų. Ha, 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 mes niekur neeisim. Kas nutiko? Lapės, snapės užėmė vilko namus ir niekur toliau nebekeliauja. Tuoj mes išvarysim jas. Lapės, snapės, lauk iš vilko namų. Mes niekur neeisim. Lapės, snapės, lauk iš vilko namų. Mes niekur neeisim. Kas atsitiko? Lapės užėmė vilko namus. Tuoj išvarysimės. Lapės, snapės, lauk iš vilko namų. Mes niekur neeisim. Lapės, snapės, lauk iš vilko namų. Atleiskit mums. Atleidžiam. Ačiū, kad pasaugojot mano namus. Galime padainuoti. Mažėlė
Karalius stebuklingas. Tai piemenėlių tudelis, yra gėlų trimis ir vaikiškos širdelės kalėdos skelbia rytą. Pasauliui neša laimę, žmonijai siūlo gėrį, virš miestų ir virš kaimų dangus jau atsivėrė. Budėk žmogaus su žodžiais, šiltais, neįsakytais, išlieki jas kaip upė, kalėdų šventą rytą. Matote kalėdų senelio? Ne, aš jau girdžiu, jūs negirdit? Kur? Ten? O gal čia? O gal ten? Ne, o gal... Va, kur kalėdų senelis? Padėkit, vaikučiai, labai sunku nešti. O čia vaikučiai? Labą dieną, vaikučiai. Ar čia Dukonio kultūros centras? Aš matote, gavau laišką, važiavau ir galvoju, ar čia tikrai Dukonio kultūros centras. Ar laukiat senelio? O ką norit iš senelio? O, pas mane, žinokit, maišas labai didelis dovanų. Bet vaikučiai, kad gauti dovanas, jūs turėsit kažką seneliui parodyt. Ar mokat ką nors? Tai man sakė, parašė laiške, kad čia dalyvauja daug mokinių gerų, kurie stengiasi, gerai mokosi, klauso mokytojų ir tėvelių. Ar tikrai? Jeigu jūs būsit geri, kitais metais dar daugiau dovanų gausit. Tai dabar norėčiau, kad pasirodytų patys mažiausi. Jie vargiausiai laukti. Senelį prisėskit, jūs pavargot? Taip, labai pavargau, mano rogės subirėjo, sniego nėra ir teko maišą nešti ant pečių.